Šiauliečiai besidomintys kino kūrimu turėjo išskirtinę galimybę išmėginti jėgas šioje srityje. Jaunųjų technikų centro inicijuotose kūrybinėse kino dirbtuvėse moksleiviai galėjo susitikti su profesionalais. Specialiai jiems parengtoje filmavimo aikštelėje dalyviai turėjo progą patys sukurti tikrą filmo epizodą. Šiaulių moksleiviai, svajojantys apie kino kūrėjo profesiją, galėjo iš arčiau susipažinti su šia meno sritimi. Šiaulių jaunųjų technikų centro inicijuojama projektą, kuriame jaunieji menininkai turi galimybę susitikti su profesionaliais fotografais ir kino kūrėjais, pratęsė kino kūrybinės dirbtuvės. Apie operatoriaus darbo subtilybės, filmavimo techniką, apšvietimą, scenarijaus kūrimą ir režisavimą pasakojo kino operatorius Simonas Glinskis. Po kelių valandų teorijos paskaitos dalyviai galėjo išgirstas žinias pamėginti pritaikyti praktiškai. Draugė su savo kolegomis kino operatorius moksleiviams skyrė, kaip pats sako, tikrai rimtą užduotį – sugalvoti kokią nors istoriją ir iš jos sukurti kino kadrą. Atsivežėm profesionalios technikos, kuri dirba visam pasaulyje ir dirba pagrindę tik kine, televizija net nedirba. Atsivežėm kamerą, kuri nėra kino kamera, bet jos vaizdas yra arti to. Ir ko mums trūksta dar kokių 30 žmonių komandoje, kad jie patirtų, kas yra kinas. Mes turime doliką, operatorinį vežimėlį, turime bėgius, turime šviesų ir statysim šviesą, žiūrėsim repeticijas ir bandysim nufilmuoti. Trumpam virtę tikrai scenaristais, režisieriais, operatoriais ir apšvietėjais, moksleiviai po ilgų valandų darbo vis dėlto sukūrė vieną filmo kadrą. Jį kaip pirmąjį blyną profesionalai įvertino labai palankiai.